Gerą, speigingą, šerkšnuotą žiemą ne tik meškos, bet ir miestai tarsi nusnūsta valandėlę menką, pridengę savo nuogybės minkštų, purių lyg purolonas patalu. Tačiau galas tam palaimintam miegui, kuomet žiema ne kaip žiema, o kaip antikristas koks, be jokio supratimo. Tai pridengia, tai atidengia, tai užšala, tai paleidžia, tai užsninga, tai nulyja. Ir todėl neabejotina, kad apie tokios vadinamos žiemos prajovus ateinančios kartos skaitys Kėdainių metraštyje. 1970–71 metų žiemą miesto gatvėse telkšojo balos, kiemuose kapstėsi vištos. O vietoje šaligatvių, praeivių, gumom apautos kojos, slidinėdamos minkė košę purvų vadinamą. Tačiau žmonės, lyg prie to papratę, nepyko, nesijaudino. Buvo ramus ir už tokią betvarkę nemušė langų kiemsargiams. Nemušė 71 metais, nemuša ir 73, o ir mušti, tiesą sakant, lyg ir nebėra už ką. Ten, kur klampojo gumomis apautos kojytis, dabar asfaltų kaukši madingi moteriški batukai. Miesto centrinėje gatvėje daug kur išklotos plytelės, kur pritrūko pabarstytas smėliukas. Vis tik Kėdainiams 600 metų sukako. Užmeskim betgi akį tik 100 metrų į šalį. 10 metų stovi rajoniniai kultūros namai. Iš jų miestas kaip ant delno. O prieisi prie jų tik per tas vat balas, basas arba traktorium privažiuosi. Pasisukę už kulno, vos 10 metrų, vėl purvo kasyklas matome. Tai daug metų egzistuojanti Giedriaus gatvė. O tokių gatvių be skaičiaus. O čia nepatikėsite, pats miesto centras, nepasakys, jog nėra poslinkių. Ten, kur seniau vištos kapsisi, dabar maudosi žvirbliai. Taip ir gyvenam, kaip ta varna ant degutuoto stogo. Snapas prilipo, uodega atlipo, uodega prilipo, snapas atlipo, snapas prilipo, uodega atlipo, uodega prilipo. Gražus ir patogus naujas gyvenamasis kvartalas Tarybinės armijos gatvėje. Sakoma, namai miesto veidas, langai akys, o liaudės fantazija nemirtinga. Rodos ir taip gražu, tačiau ši moteriškė stengiasi dar labiau išgražinti miesto fasadą. O čia ir daugiau skudurinio meno mylėtojų. Ir ko čia nepamatysi. Belieka įsirengti, pavyzdžiui, 4 aukšto balkone garažą žiguliams, šunaują arba plaukimo baseiną moteriškai lyčiai. O gal nebarkime vargšų gyventojų? Jei kiti vargšai statybininkai keliems šimtams menininkų tegalėjo rengti vienintelę skalbiniams džiovinimo aikštelę? Taip, apie šią masišką epidemiją buvo kalbėta Kėdainių kronikos pirmame 1970 metų numeryje. Mūsų darebanti iš malonaus susitikimo kamera vėl ten pat 3 metam prabėgus. Statybininkai šiaip taip aikštelės pastatė, vamzdžiai jau rūdyti ėmė, o plevėsuojanti apatinių skalbinių ekspozicija išliko. Kietas kėdainietiškas charakteris, didi įpročio jėga. Ir matyt, nėra kaltų, nes
per gilios tradicijos šaknys. Tik 5 Respublikos miestai turi architektūrinius ansamblius senamiesčius, jų tarpe mūsų mylimi Kėdainiai. Juose klesti kokio tik nori amžiaus pastatai, 15, 18, 19, o štai 20 amžiaus liaudės architektūros šedevras Aludės mūklė, kėdainiečių švelniai vadinama Muterka. Nors laikinai uždaryta, tačiau jos svečiams sukelia maloniausius netolimos praeities prisiminimus. Ir neiškęs, tūlas jaunas poetas, nesušūkęs iš pasigerėjimo, pelėsiais ir kerpė apaugus nūnai, girtuoklių štai stovi pilis, mūriniai kaimynai numirė seniai, o ji tebestovi dar vis. Kritika padėjo žaibiškai. Lygiai po 2 metų šedevras sulygino su žeme. O gal be reikalo? Juk ne Muterka kalta, kad kasdieną kėdainiečių kraujyje tekančio alkoholio kiekis per tuos metus nuo 1 iki 2 tonų išaugo. Na, o Muterkos šviesiam atminimui lyg paminklą nežinomam pijokui pastatyta memorialinė lenta.